Gegužės 30-ąją Zarasuose Sėlio aikštėje vyko Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Zarasų rajono susivienimo organizuotas pilietiškumo pamoka mitingas, kurio tikslas ugdyti bendruomeniškumą ir praktinius mitinge dalyvaujančių bendruomenės narių pilietiškumo gebėjimus, išsakyti savo nuomonę išvardintais klausimais, išklausyti kitas nuomonės. Pilietiškumas yra toks požymis, kuris nesiranda savaime, jis išauga, jį galima suformuoti ir jeigu tai nepradėsime nuo mažų dienų, neturėsime pilietiškos Lietuvos, neturėsime pilietiškų žmonių. Mes turim toliau ugdyti savo bendruomeniškumą, turim teisę išsakyti savo nuomonę. Mes net norime ir išgirsti kitą nuomonę, bet ar mums ją nori pasakyti? Kodėl bijo jos pasakyti? Kodėl bijo žmonių? Darėm jau 5 susirinkimus. Kodėl ne kartą pas mus netėjo? Todėl, kad žino, kad jie neteisūs. Aš lenkiu galvą prieš jūs, nes jūs stipresni, priešais rūmuose. Ir matydama jūs žinau, kad Lietuva galbūt ir nenumirs ir tai pasikels, bet mes turim būsti. Negalim būti va šitai tokie bailiai visą laiką ir viską bijoti. Jūs pažiūrėkit, šiandien turėjo būti šokiai, kurio šoktų mokiniai. Tai uždraudė, prigrasino, kad nešoktų. Argi šokiai, kad nors galima išvelgti blogo? Žmonės, būkime drąsus ir mokykime savo drąsą savo vaikus. Čiagi jų ateitis yra. Renginiu buvo siekta, kad bendruomenės nariai argumentuotai pareikštų savo nuomonę Zarasų rajono mokyklų valgyklų, mokyklų autobusiukų privatizavimo ir kitais klausimais. Taip jau atsitiko, kad mes išrinkome šitą valdžią, bet kažkodėl šita valdžia labai nemyli mūsų. Ir toks įspūdis, kad ne valdžia tarnauja žmogui, o žmogus, mes privalome jam tarnauti. Aš gimiau ir užaugau čia Zarasuose. Sąžiningai dirbau. Bet susiklostė taip aplinkybės, kad man beveik reikia išvažiuoti iš Zarasų. Paskui mane turbūt išvažiuos nemažai vyresnio amžiaus žmonių, o jau aš nekalbu apie jaunimą. Jaunimui čia nėra ką veikti. Privatizavote autobusiukus. Vaikai šiandien ne visada saugiai pasiekia mokymo įstaigas. Gerai. Dabar norite atimti valgyklas iš vaikų. Aš nežinau, kodėl jūs taip elgiatės, kodėl jūs nemylit savo žmonių. Ir šiandien aš jaučiuosi, kaip gūdžiai sovietiniais laikais, kai mokytojai jam uždrausta dalyvauti šioje pamokoje, kai uždrausta mokiniam, kur demokratija, vardan ko mes kovojom per sąjūdžio laikais. Nepaprastai džiaugiuosi, matydama jūs čia susirinkusius. Aš žinau, kad šiandien valdžia yra visagalė ir visomis prasmėmis, nes jie sugeba gąsdinti, bauginti, susidoroti. Ir jeigu jūs esate čia, tai rodo jūsų drąsą, pilietiškumą ir amžių ir jums šiandien. Visos tos problemos, apie kurias jūs šnekėjot, mes labai atidžiai sekame ir tikrai išgyvename ir dėl autobusiukų, ir dėl jūsų maitinimo. Aš jums galiu pasakyti, kad Kretingos maistas teikia paslaugos 32 rajonams. Ir jūs paskaitykite internete, kiek mokyklų yra, kurie šiandien piketuoja, kurie protestuoja prieš šią firmą. O kažkam tai yra verslas, kuris naudingas yra ir be abejo remiamas mūsų rajono valdžios. Aš noriu pasakyti, kad savivalės daug. Šiandien mes netekome ir Šaulių namų, kuris buvo padovanotas kažkam už labai menkus pinigus, tam, kad padengti svetimų skolas. Tai jūsų tėvų lėšos, kurios buvo paleistos vėjais. Ir tai tik tai pirmoji, sakykime, ta krekštė, kuri išskrido iš Zarasų, o jų bus ir daugiau, patikėkit. Tad aš kviečiu jūs būti pilietiškais, drąsiais, sąmoningais, mąstykite kiekvieną kartą, kai
einate balsuoti, mąstykite kiekvieną kartą, kai einate į darbą, žodžiu, būkite savo krašto tikrais patriotai. Renginio metu buvo perskaitytas jo organizatorių pranešimas, apžvelgiantis viešojo sektoriaus, mokyklų, ligoninės, statutinių pareigūnų ir kitų iš biudžeto finansuojamų įstaigų padėtį ir perspektyvas šalyje ir Zarasų rajone. Nėra normalu, kai Zarasų rajono tarybos projektuose atsiranda noras vaikų maitinimui skirti lėšų ir kompensuotis mokyklų išlaidas už vandenį ir elektrą. Belieka laukti, kad skaitikliai bus statomi prie kiekvieno tualeto ir vaikas atlikęs gamtinius reikalus su skaitliuko parodymais turės bėgti į buhalteriją ir susimokėti. O gale mėnesio gal tą ir sąskaitą turėtų pateikti tėvams. Nenormalu, kai vaikų tėvai nepatenkinti, nesaugia vaikų kelionę į mokyklą ir namo priversti už savo lėšas vežti vaikus. O maršrutinis autobusas atvažiuoja taip vėlai, kad tas laukimo procesas tampa ne tik varginantis, bet ir rizikingas. Mokytojai nepatenkinti sužlugdyta mokinių kultūrinė pažintinė veikla, kuri ugdymo procese tikrai labai svarbi. Savivaldybės biudžetas šiemet už moksleivių pavėžėjimą Zarasų autobusams numatė 100 000 litų didesnius asignavimus nei 2010 metais. Gavo mokyklos už tą patį. Nors maždaug tiek turėjo būti sutaupyta privatizavus mokinių vežiojimo paslaugą. Tai buvo žadėta. Nenormalu, kai mokyklų valytojos kasmet valo vis didesnį plotą, o minimaliam darbo užmokesčiui, kurį turėtų garantuoti valstybė išmokėti, savivaldybė sąmoningai neskiria reikiamų lėšų ir verčia žmonės eiti nemokamų atostogų. Ar normalu, kai meniniam, sportiniam, vaikų ugdymui kasmet mažinamas finansavimas, siaurinamos programos, o vaikų norinčių lankyti muzikos, dailės, teatro, sporto būrelius, kurie turi didžiausią įtaką visapusiškai asmenybei susiformuoti, nemažėja. Ar normalu, kai švietimo ir mokslo ministerijos švietimui skirtas lėšas, kurių mums taip visiems trūksta, savivaldybė panaudoja ir perskirsto visiškai neaiškiais principais. Todėl aš čia, todėl jūs čia, todėl mes visi čia. Ir apie tai kalbame garsiai ir labai norėtume, kad kitoj pusėje aikštės sėdintys ponai, kurie visą tai turėtų mums padėti sureguliuoti, net neateina su mumis pakalbėti. Pamokos mitingo metu vyko šokių, dainų, piešimo konkursai, norintys buvo vaišinami arbata ir sumuštiniais.